Labą dieną visiems ir sveiki atvykę į surrealį terlistą. Taip, tai kaip ir girdėjot, šiandien darom surrealį terlistą, kad ir kaip įdomiai tai skambėtų. Turime terlistą pavadinimu Surrealių Extended su skoniais terlist. Ir čia kūrėjas parašė, surrealiai yra vienintelė priežastis, kodėl aš dar egzistuoju, jeigu neatskiri ar neįžiūri, kas ten, ne mano problemos. Tai labai ačiū kūrėjui. Na, bandysim įžiūrėti surrealiai, kokie čia yra. Ir bandysim suvertinti. Jų turime žiauriai daug. Taigi, šiandien mūsų kategorijos surrealių yra jau padarytos ir man jos visai patinka, tai aš nemanau, kad keisiu. Taigi, turime dievų sukurti. Patinka, nice, pas mane buvo dieviški, tai čia dievų sukurti, sutinku. Toliau turime geras patiko, neblogas visai, nelabai man, nepatiko, fui kaka, neragavau, neatsimenu lol ir mirė gedulas. Nu tai man žiauriai patinka šitie, man labai tinka ir patinka viskas, tai manau galim po truputį ir pradėti. Gerai, pirmas eilėje mūsų surrealis yra Aistė pavadinimu ir matau, kad proteininis tikriausiai su vanilė arba tiesiog original skonis kažkoks toks. Tai iš karto aš dedu jį į nelabai man, nes man proteinų surrealiai nelabai patinka, jie turi mažai cukraus, nėra saldus, tokie rimti surrealiai, rimtesniems žmonėm, ne taip kaip aš, tai man nelabai patinka ir prie to pačio matau yra kitas, to pačio brando, tas pats proteininis, tiesiog su uogom, jeigu gerai matau, tai tipo geriau su uogom, nes vaniliniai man tokie, visai normaliai, dedami neblogas. Nors esu valius gal tik kartą ir sakau, man tie proteinai nelabai, tai tiesiog čia manau tiks. Toliau turime bifi, nežinau, nelabai matau ir šiaip nei matau, kas ten skonis, bet truputį prisartinau ir mačiau, kad čia su spanguolėm surrealis, bet kažkoks pasukų surrealis. Aš realiai labai senai tokį valgiau ir net nežinau, bet tiesiog nenoriu dėti, neragavau yra toks, kur nei kartą neragavau. Šitas esu ragavus, vieną kartą ragavimas skaitosi, kaip ragavimas vis tiek. Pasukų surrealių su spanguolėm. Nežinau, kažkaip manau, kad nelabai. Ir prie to pačio šitas su obuoliais irgi kažkaip, nežinau, gal ir neblogas. Vertinant su šituo, bus neblogas. Nėra, kad labai nepatiktų, bet tikrai geriau nei tas. Beje, gal reikėjo video pradžioj paminėti, kad šiaip man labai patinka surrealiai. Aš labai juos mėgstu ir jeigu būna kokia akcija, tai labai daug prisiperku, 20 tiesiog prisiperku ir vos ne kiekvieną dieną po 2-3 suvalgau, tai man labai patinka surrealiai. Toliau turime hop surrealį kažkokį ir aš realiai nesu jo mačius ir girdėjus. Nesu girdėjus surrealio pavadinimo hops. Tai iš karto dedu į neragavau. Nors ne tai, kad neragavau, jo neragavau, bet aš net nesu tokia mačius. Tai nežinau. Toliau turime varėno surrealį ir prisiartinau, nes negalėjau matyti, koks čia skonis tiksliai yra ir kažkoks skonis buvo bulvytė parašyta. Tai aš labai confused, nes nesu tokio girdėjęs. Šiaip brandas žinomas ir galbūt čia vėliau bus tas kitas surrealis. Jo, aš matau, kad bus varėnos daugiau, bet čia kažkoks bulvytė ir aš nesu apie jį girdėjęs. Rimtai, kas čia per bulvytė? Ką tai reiškia? Koks čia skonis? Neragavau ir net nesumačius, net neįsivaizduoju. Toliau eilėje yra šitas Kinder, nežinau kaip jis vadina, Kinder pingvin, jo. Tai man iš karto šitas yra dievų sukurtas. Čia net nėra gal kaip surrealis pavadinimu, jis tipo tiesiog kaip desertas. Aš nežinau, jis nėra surrealis, nes jis tikrai kitoks nei visi šitie. Bet man žiauriai patinka. Čia toks prabangesnis jau surrealis, nes vis tiek daugiau kainuoja, bet labai skanu. Toliau turime šitą dobilas ir čia tikrai nėra surrealis, man atrodo čia varškė, tokia varškytė kaip būna, ne? Jeigu jo, man atrodo čia nesurrealis, čia varškytė. Aš prisiartinau ir ten parašyta, kad varškytė.
Tai man šiaip žiauriai patinka šitas, labai mėgstu, man patinka, labai patinka, mėgstu tiesiog nusipirkti ir su šaukštuku valgyti ir tiesiog ypač vakarais žiauriai gerai sueina kaip vakarienė. Toliau turim 5 dadų surelius ir man dadų sureliai yra žiauriai geri, žiauriai. Tai pirmą turim šokoladinį, iškart dedu į dievų sukurtą, neturiu net ką daug komentuoti, žiauriai patinka šokoladiniai sureliai. Man atrodo, mėgstamiausiai tiesiog netgi šokoladiniai yra, bet dadų ypač gerą. Kaip ir aguonų. Aguonų sureliai irgi yra dieviški. Tobula. Šiaip neprisimenu, kada paskutinį kartą valgiau su aguonom dadų būtent. Ar dadų dar gamina iš viso? Aš net neprisimenu, kada paskutinį kartą mačiau jas parduotuvėje. Ar jas dar gamina? Kažkas parašykit, ar matėt parduotuvėse. Nes tikrai prisimenu, kad būdavo ir pirkdavau, bet ar jie dar yra, aš neįsivaizduoju. Toliau su pienišku. Tobula. Su žele. Tobula. Ir vanilinis. Man vaniliniai nelabai. Tai tiesiog, neblogas. Bet visi šitie, tiesiog, net neturiu kam komentuoti, tiesiog jie yra tobuli, jie nuostabus. Ką daugiau aš galiu pasakyti? Toliau turime šituos 2 ir neprisimenu, kaip jie vadinas, nes jų tikrai nebėra. Ir čia tiktų visai dėti mirę gedulos, bet tipo, jie tikrai mirė, jų tikrai nebėra. Bet prie to pačio, aš galiu dėti čia, bet prie to pačio noriu juos vertinti, nes žinau skonį. Tai nemanau, kad kada nors šitą panaudosiu, nes kad ir mirė, aš noriu vertinti. Bet tiesiog pasakymai, kad šitų tikrai nebėra, bet jie man labai patikdavo. Aš grinai prisimenu, kad vaikystėje labai dažnai juos valgydavau. Šitas, man atrodo, yra su obuoliais, jeigu neklystu, arba su kažkokiom uogom, bet labai skanu. Man patinka, geras patiko. Ir šitas vanilininis, neblogas, nes sakau, vaniliniai man nėra tokie geri. Toliau turime 2 graikiškus surelius ir iš karto sakau, kad aš jų esu neragavus. Galvojant, šitą prasme kaip graikiškas jogurtas tas toks skonis, tai ir surelė toks skonis turėtų būti. Nežinau, bet šitas tipo su kokosu, o šitas su vanilė. Tipo įdomi. Norėčiau tikrai paragauti šituos, nes įdomu, kaip graikiško surelio skonis turėtų atrodyti. Kaip turėtų... Koks skonis turėtų būti. What the fuck, nebemoku kalbėti. Labai gaila, kad nesuragavus, bet to pačiu nesu mačius tokių net parduotuvėse. Tai aš nežinau, pasakykit, ar jie išnykė, ar jie vis dar yra, nes... No idea. Toliau dar daugiau hops, tai iš karto dedu neragavau, čia iš karto galim dėti prie draugelio to paties pirmo, kur buvo, nes, nesu mačius, nesu girdėjus. Aš nežinau, iš kur čia tokia. Ar čia labai seni? Kokie 2000-aisiais buvę sureliai? Ar aš tiesiog atsiliukus? Ok, turime piemenėlio surelius ir čia visi skoniai sudėti į vieną. Tai aš iškart dedu į... Čia yra vanilininis, čia yra šokoladinis, o ten yra vanilininis toks su baltu glaistu. Tai tipo, man tie 2 iš karto dievų sukurti, vanilininis, irgi neblogas. Bet jeigu jie visi kartu, tai tiesiog dedu į dievų sukurti ir priimsim tai kaip faktą. Toliau jos surelis. Ir kas matėt pirmą tierlisto video, jau žinot mano nuomonę apie šitą surelį. Kas nežinot, prikabinsiu video, eikit pažiūrėti, nes antrą kartą tikrai nekalbėsiu visos tos kalbos 10 minučių, ką aš ten kalbėjau su peticijom ir su visais kitais dalykais. Kas norėsit, papininsiu viršui, ten galit pasižiūrėti mano nuomonę apie šitą surelį, bet iš karto, čia tiktų ir mirė gedulas, bet dedu į dievišką ir patį pirmą vietą iš viso, nes tiesiog pasimelskim. Ok, toliau turime Jonuką surelius ir kažkaip jie atrodo kaip pasaka. Aš matau pasaką ir matau Jonukas ir man atrodo, kad čia tas pats brandas, net ne? Nes tipo, kodėl jie atrodo vienodai? Ir žinau, kad Jonuko jau nebėra, bet yra pasaka. Tai čia ne tas pats dalykas? Aš nežinau. Kažkas pasidomėkit ir parašykit. Kažkaip turiu nuojautą, kad čia tas pats dalykas. Bet nežinau, nes Jonuko tikrai nebėra, bet čia yra su avietėm ir baltų šokoladu, tai čia yra mano favorite surelis ever. Aišku, po šito
Bet baltas šokoladas, avietės, taip pat kaip ir aš mačiau Varėnos va šitas, lygiai tas pats irgi, žiauriai skanu, vienas geriausių. Ta prasme, tas skonis, tos avietės su baltu šokoladu, toks geras miksas, taip gerai gaunas, tiesiog wow. Ir su žele irgi dievinu sūrelius, visi kaip ir šitas su žele, jonukas su žele, dar bus su žele, bet jie yra top tier. Gerai, Karams kažkoks sūrelis ir aš jo nesu valgiusi iškart sakau, bet irgi matau avietę su baltu šokoladu. Aš manau, irgi būtų šitoj kategorijai, bet aš nesu valgius šito. Tai neragavau, labai gaila ir neturiu daugiau ką pakomentuoti. Karams šokoladinis, tai labai patinka, labai geri Karams. Šitie sūreliai, ta prasme, jie tokie mažiukai būna, bet tokie labai įdomios konsistencijos ir man patinka, tai top tier. Toliau šitas irgi kažkoks su šokoladu, bet irgi nesu valgius, nesu mačius. Citrinų skonių, man patinka. Karamelinis irgi skanu, nėra geriausias, bet skanu. Kokosų, žiauriai geras, ypač Karams kokosų, noriu dabar. Mango sūrelis, neblogas, man tie vaisiniai sūreliai, ta prasme vaisiniai, tie mango, ten kokių, net nebeišmastau, ką norėjau pasakyti, bet neblogas. Su riešutais, irgi neblogas. Nėra kažkas labai gero. Ir vanilinis, geriau tikrai nei šitie. Tai tiesiog dedu, nelabai man jaučiu. Ir dar vienas Karams, jaučiu daugiausia brando Karams, čia ir buvo 2, 4, 6, 8, 10, ar nežinau, bet man atrodo Karams ir bus daugiausia, labai keista. Bet šito nesu mačius irgi, tai dedu į neragavau. Toliau Kinder šitas sandvičas, čia irgi tiktų dėti į nesūrelis, nes čia nėra sūrelis, bet labai man patinka šitas, labai skanu, dievų sukurtas, labai geras. Gerai, turime 7 magijos sūrelius. Tai magijos sūrelių aš dažniausiai ir perku, nes dažnai jam būna akcija. Ir šiaip tokie patikim sūreliai. Visada žinai, kad jie skanus, nenuvils, tai man patinka šitas brandas. Šokoladinis favorite. Čia truputį kartojasi, tie skonį, neturiu daug ką pasakyti, bet vis tiek su aguonom top tier, su karamelė. Patiko, ką žinau, nėra, kad labai. Su kokosu nuostabu, žiauriai gerai, su kondensuotu irgi tobulai prie pat šito. Čia net mečina, va tas. Su žele. Man atrodo, paskutinis mano sūrelis valgytas ir buvo su žele, būtent magijos. Ir vanilinis mūsų paskutinis, tai tiesiog neblogas. Šitas Maxi King, šitas prabangus, šitas brangus. Irgi nepasakyčiau, kad labai sūreliškas toks, bet šitas brangus, prabangus ir žiauriai skanus. Net surimavau. Toliau turime šitą pamestuką. Mes apie šitą brandą jau kalbėjom, kai jo nebėra. Ir čia šokoladinis vėl, bet man... nebuvo šokoladinio. Tai labai geras. Šitas labai geras. Labai geras buvo, kaip prisimenu. Ir dabar eilėje laukia 11 skirtingų rūšių sūrelių nykštukas. Bet kažkaip greitai mes čia suvertinsim, nes su kokosais, kaip ir sakiau anksčiau, top tier, su aguonom top tier, su braškiam, šitas žiauriai geras. Nykštuko su braškiam yra žiauriai geras, labai geras sūrelis, wow. Su karamelė, patiko, su kondensuotu, davai, patiko. Aš mąsčiau, ar top tier, ar šitas, bet tegul palikim, patiko. Su migdolai, šitas įdomesnis, toks kitoks, bet dedami patiko, manau, irgi. Šokoladinis, žiauriai geras, labai skanu. Vanilinis eilėj, tai jis savo vietą gaus prie neblogas. Ir po to
ar čia varškytės? Man reikia pasididinti. Ne, čia irgi tipo varškės surelės. O tai kuo jie skiriasi? Va šitas nuo šito. Aš nelabai suprantu. Kuo jie skiriasi? Aš net nežinau, kuo jie skiriasi. Nu, bet vis tiek vertinu, kaip vertinu šitą. Aš gavau čia varškytę, bet čia ne varškytė. Čia tiesiog surelis, bet aš nežinau, kuo jie skiriasi. Nu, tai okei. Čia su kriaušėm ir obaliais. Nelabai. Nežinau, kažkaip neskamba. Ir irgi su mangais. Ne, nelabai. Va ką ir turėjau omeny, kad tie vaisiai, to mango, persikai, kriaušės, nelabai. Į surelius nelabai tinka. Ok, sutvarkėm nykštukų surelius, dabar liko pasakos. Irgi žiauriai daug. Nu, su aguonom. Tas nuostabu. O dieve, šitas nerealus. Šitas toks geras. Avietės šokoladas. Su braškiam. Nuostabu. Belgiškas šokoladas. Tobula. Kokosai. Tobula. Vėl belgiškas šokoladas. O tai kuo jie skirias? Kuo va šitas su šituo skirias? Atrodo lygiai tas pats. Aš net nesuprantu. Nu, tebūnie paliksiu, bet kažkoks čia skemas. Aš nesuprantu, kodėl jie dvigubinasi. Toliau su mėlynėm. Nu, neblogas irgi. Toliau čia vėl su belgišku šokoladu, tiesiog kalėdinis kažkoks. Nu, tai lygiai tas pats nesuprantu, kodėl trys tie patys sureliai, tik kitokio įpakavimo yra šitam terlėse. Nu, nesvarbu, tebūnie. Ir su vanilė neblogas. Toliau su želė vėl pasakiška. O, gerai, kitas brandas, vėl kažkoks pasukų. Ir kaip matau, pasididinu su kažkokiom uogytėm. Nu, norėčiau vertinti neblogą, bet aš realiai nesu jo valgius. Nesu valgius, tai dedu, kad nesu valgius. Toliau turime šitos lidlinius surelius. Tai lidlo surelis su šokoladu. Pirmas surelis su šokoladu, kurį vertinsiu žemiau. Nes ką žinau, man lidlo sureliai tokie, nu, prastesnė. Nežinau kodėl. Kažkaip nesijaučia, kad labai geri. Na, tiesiog geras. Čia su karamelė neblogas. Su kokosu tai geras. Tikrai geras, nemeluosiu. Toliau vėl su karamelė. Nežinau, kuo šitas su šituo skiriasi. Ai, čia net nebuvo šitas Lidlo. O gal ir buvo. Realiai aš net neskiriu. Nu, bet neblogas. Šitas, nu, irgi neblogas. Toliau vėl proteino surelis. Nepatinka. Nelabai. Jau kalbėjau anksčiau apie proteininius, tai. Toliau kažkokie su gyvūnėliais ir aš net nesu jų mačius, neįsivaizduoju, kas čia tokie, nei šitą mačius, nei šitą. Šitas su vanilė labai prastas, kiek prisimenu. Ne, nelabai. Šitas irgi nelabai ir šito irgi nesu mačius. Ok, pabaigiam lidlinius surelius, dabar Pols pinki ir Pols tokie įdomesni skoniai. Šitas su avietėm, bet ir glaistas toks avietinis rožinis. Man spalvas įdomios Pols, tokios stiprios spalvas, bet labai atsiduoda tas vaisius, labai stipriai. Tai tas avietinis, nu, tiesiog patiko realiai, kaip ir citrininis patiko. Šitas, nu, tarp neblogas ir, nu, gal neblogas dėčiau, nes pati tikrai nepirkčiau niekada šitą. Nu, tikrai nueičiau parduotuvę ir negalvočiau, o dieve, noriu dabar serbentų skonio surelių. Nu, ne, taip nebūna. Karamelinis, neblogas, ką žinau. Nu, nėra kažkas wow. Ir plombyrinis, nelabai. Rygos magijos, žiauriai geras, labai skanu šitas. Panašus į šitą jo, man tokia nostalgija kartais valgant šitą, nežinau kodėl. Nors šitas gal panašus kaip į kondensuotą, bet ne. Nežinau kaip aiškinti, labai geras rygos. Toliau 2 varškytės, tai varškytė su vanilinu. Man patinka varškytė šitas, čia parašyta varškės surelis. Tipo surelis, bet čia nėra surelis, čia yra varškytė tokia. Nu tai ir šitas su razinom,
Man atrodo, aš nesu valgius, bet kažkaip skamba labai neskaniai su razinom. Tikrai dėčiau čia. Bet šiaip nesuragavus. Nesuragavus, nes neatrodo skaniai. 6 senolių sureliai. Taigi, plombirinis senolių surelis. Ką žinau, nelabai. Toliau su kondensuotu pienuku. Patiko. Ir aš prisiartinau šitą, nes gavau čia kažkoks mango vėl, bet čia pasirodo krem briulė surelis. Ir aš net nesu jo ragavus ir neįsivaizduoju kodėl. Nes krem briulė surelis skamba labai įdomiai, bet aš net nesu jo mačius ir girdėjus. Tai labai gaila. Su aguonom. Labai skanu. Toliau su šokoladu ir vyšne. Belekai šitas geras. Šitas įdomesnis toks surelis, kur daug kas negamina tokių skonių. Labai geras. Ir su vanilė nelabai. Šitas toks pamirštas. Man dabar tokia nostalgija perėjo per visą kūną, nes aš šitą surelį realiai buvau pamiršus. Ir aš jo nemačiau, kad blemba, kokius 6 metus, 7, 8, tai tikrai manau. Ir net nežinau, kiek žmonių šitą žino, bet čia yra kolos skonio surelis. Jo, čia buvo vienintelis ir vis dar yra vienintelis kolos, ta prasme, Coca-Colos skonio surelis. Ir čia net nežinau brando, čia parašyta lelė, kas čia parašyta, neįsivaizduoju. Bet jo, jis būdavo toks labai plonas. Ir žiauriai geras, žiauriai. Ta prasme, Coca-Colos surelis, kaip taip įmanoma, ir jo nebėra. Tai realiai mirė gedulas, bet aš prisimenu, kad žiauriai geras buvo, žiauriai. Man labai patiko, nes toks kitoks, specifinis. Jeigu kas prisimenat, parašykit, prašau. Talino surelis. Turėjom Rygos, Talino šitas su uogytėm. Nelabai. Kažkaip, kažkaip jis man nesivalgo realiai. Šitie žiauriai geri, šitie OG brangus realiai, tokia tvirto šokolado ir iškart abu į dievus sukurti. Labai geri, žiauriai geri šitie. Net realiai nežinau, ko jie skirias. Gal su aguonom ir be aguonom. Ir tipo čia vanilinis, bet žiauriai geras, toks quality. Labai labai kokybiškas. Toliau turim kažkokį yummy. Pirmą kartą girdžiu, kas čia per yummy. Net nežinau, net koks skonis, ar čia vanilinis, ar kažkoks, bet pirmą kartą girdžiu yummy. Toliau šitas. Nelabai galbūt, ką žinau. Vienas iš mano mėgstamiausių varienos su baltu šokoladu ir avietėm. Nuostabus, tobulas. To pačio brando su karamelė, neblogas, ką žinau, su kokosais nuostabu ir su riešutukais, patiko, ką žinau. Po to turim kažkokį aistį, vegan surelis, nesuragavus, bet atrodo irgi būtų kaip proteininis, su mažai cukraus, jaučiu, nes vegan tai... Nežinau, kažkokie kitokie produktai ten turėtų būti. Nesuragavus, jaučiu dėčiau šitą, bet nesuragavus. Toliau turime 4 surelius, irgi turėjau prisartinti, nes neįmačiau. Ir čia kažkokie veg sureliai, tai aš net nesu jų girdėjus ir mačius. Visus dedu į tiesiog neragavau. Ir čia kažkokie jaučiu veganiški, vegetariški. Kaip galbūt vegetariški? Tiesiog veganiški jaučiu, bet nesu girdėjus. Toliau vilkiškių. Labai daug. Labai daug surelių. Vilkiškių sureliai yra tokie... nežinau, jie pigesni. Ir... labai tas šokoladas pas juos netvirtas. Tipo, išėm ir maždaug visat būna nukritęs ant to popieriuko. Tai man nepatinka, kai jis yra netvirtas. Man patinka paimti ir tiesiog, kad su to šokoladu ir lieka. O čia dažniausiai visada nukrenta. Tai vien dėl to labai didelis minusas. Ir dėl to, kad ir skoniai žiauriai patinka, bet vertinu tiesiog, kad gerai patinka. Tai šitas neblogas, ką žinau, šitas irgi neblogas, šitas irgi neblogas. Realiai visi neblogi, nėra, kad labai skanu, nors skonį, tai tipo, čia maskarponas turėtų būti wow, bet nežinau, kažkaip nėra ypatingai man. Šitas patinka, realiai, šitas geras, skanus, vanilininis nelabai, šitas su pistacijom irgi kažkaip man nepatinka, pistaciniai su realiai, ne, su slyvom, irgi kažkaip ne.
Šitas su mažiau cukraus, bet šitas su karamelė. Ir šitas visai nieko. Jis tipo mažiau cukraus turi, bet šitas man patinka visai. Šitas su avietėm. Šitas labai geras. Vienintelis vilkišių, kuris man yra top tier. Su žemuogėm. Žiauri geras. Ir Vilniaus sūrelis. Turėjom Rygos sūrelį, turėjom Talino ir dabar Vilniaus. Ir Vilniaus man yra realiai pats prasčiausias. Ai ne, Talinas čia. Tai Taliną, žinokit, pakelsiu, nes tikrai Vilnius yra prastesnis. Tai, drama. Rygos aukščiausi, po to Talinas ir Vilnius. Nežinau, man kažkaip nepatinka. Nepatinka tas įdaras, nepatinka niekas. Skurtas rimtiem žmonėm atrodo. Kažkaip ne. Tikrai Talino geresnis. Mano kėdė išsijungia. Kas jie yra? Ok, kėdė atgaivinta, galim tęsti. Nors, aišku, čia labai mažai beliko ką tęsti, nes turime 2 sūrelius Yummy, apie kuriuos mes jau kalbėjom ir aš jų nežinau. Tai dedu į nežinau ir viskas. Tai baigėsi mūsų terlistas. Tai truputį sumažinau ekraną, kad galėtumėm viską matyti vienu ekranu, nereikėtų čia slankiot. Tai realiai šitie buvo useless, mirė gedulas, pakalbėjom apie tai, bet negaliu vis tiek dėti, neatsimenu lol ir dabar pagalvojau apie šitą ir kaip tu gali neatsimeni. Ai, tipo skonio neatsimeni, esi ragavęs, bet neatsimeni? Jaučiu. Man nėra tai buvo, nes vis tiek, jeigu valgai kažkada, vis tiek atsimeni. Plius minus kaip buvo, ar patiko ar nepatiko, vis tiek tas experiences tai prisimeni. Fui kaka neturim, nes vis tiek, kaip sūrelis gali būti šlykštus. Nežinau, bent jau man taip nėra. Ir nepatiko, irgi nėra. Ką žinau, visi, kad ir nelabai skanus, pavyzdžiui, Vilniaus, tikrai nėra labai skanus, bet nėra, kad taip nepatiktų, kad prakandi ir maždaug nevalgysiu. Ne, vis tiek sūrelį yra gan geras dalykas, skanus dalykas, desertas, nežinau kaip pavadinti. Tai negalėčiau vertinti žemiau nei C. Bet jo, turim tokį terlistą, labai daug dievų sukurtų sūrelių, bet aišku, jie daug kartų kartojasi ir tie skoniai kartojasi. Bet šiaip, žiauriai geras terlistas, ačiū kažkam, kas sukūrėt, labai daug parinkčių, skonių, brandų. Ta prasme, realiai net neprisimenu kažkokio sūrelio, kurio čia nėra. Atrodo, visus įdėjo galimos. O gal ir ne, nežinau. Viską sudėjom, viskas surūšiuota. Labai gaila daug, kad esu neragavus. Gal kažkada paragausiu, jeigu jie dar egzistuoja ir galėsim pakeisti šitą terlistą. Bet šiandien tiek iš manęs. Rašykit komentarus, ar sutinkat, ar nesutinkat, ar žinot kažką apie šituos. Visų jūsų nuomonių lauksiu. O dabar atsisveikinu, ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitą kartą.